Taigi sveiki visi atvykę į Alerado žemės serverį. Tai greitai, kas yra Alerado žemės serveris? Tai serveris sukurtas roleplay ir šiame serveryje yra 4 rasės. Tai būtų Herai, Lazarai, Unelai ir Glau. Taigi, jei žinot ar žinot, tai yra, aš esu Glau rasė, tai yra kaip ir violetinių padarų rasė. Tiesą sakant, aš kaip sakau, tai aš skaičiu žmonių, kurie atvyko visiškai iš kitos dimensijos. Ir štai yra mūsų portalas. Mano manimu, kad mus čia atsiuntė mūsų dievai, nes mes turime 2 dievus, raudonį ir mėlyną, ir kiek suprantu orvai, nu nežinot, kai žinau realiai kas yra dievas. Ir tai tie mūsų dievai, čia ne tą pasibėgo, turbūt mus čia atsiuntė nebereikalo. Tai serveryje yra visos 4 klasės. Oi, ne taip prašiau. Man tabas neveikia. Nežinau kodėl, bet tarkim, galėsim žiūrėti toliau, tai va. Jo, nes vieną išjungiau. Tabas. Ne, šiuo metu yra tik 2 rasės prisijungusios, šiaip ir mūsų žaidėjų daugiau, tai būtų Bloody Shadow, kuris yra Lazaruose, aš, Dark Forest, kuris yra Glau rasėje, ir Pranas Glau ir Izėjo Lazaruose, tai štai. Ir šiame kanale rodysiu daugiausia mūsų Glau rasės naujienų, nes nemačiau, kad kažkas būtų iš mūsų Glau daręs kokį nors vaizdo įrašą susijusi su šiuo serveriu. Man sekasi kalbėti, atsiprašau, nei to nedariau, bet manau vėl, tai štai kaip atrodo mano skinas, tai kas ypatingai, tai kad mes esame visi violetiniai, mes bijom saulės, tai aš einu pasibiškelį. Ir mes realiai išmokom kalbėti tik prieš savaitę, nes mes bendraudom, mūsų mąstymas, bendravimas buvo daug gilesnis. Kaip matot, aš turiu ant galo tokias kaip ir užaugsius kaip vijoklius su baltais galais, tai štai su kuo mes bendraudavom, norėčiau sudėti savo armorus. Nekreipkite dėmesio, kad mano armorai šiaip random surinkti iš bet ko, nes taip ir buvo, tiesiog surinkau iš mobų, nes labai tingiau gaminti kitus. Štai ten yra Unelajų erdvėlaivis ir štai kaip, šiaip dar galim praeit pažiūrėti, štai kaip atrodo mūsų pats portalas. Tai yra, štai iš kur atėjo į šią žemę visa Glau gyvybė. Kaip matom, portalas šiuo metu nebeveikia ir nežinom, ar nors mes galėsim grįžti namo ar ne. Taigi, pagal idėją, kalbant apie namus, mūsų namai buvo milžiniškas pasaulis ir jo centras buvo grybas. Taip, grybas, būtent grybas, mes patys esam pusiau grybai ir, Unelai, ir tas grybas teikia mums visiems šilumą ir ten nebuvo realiai daug šviesos, todėl mes taip pripratę gyventi. Dabar nepasakyčiau, kad mes pakankamai stabiliai jaučiamės, aišku, mums patinka žali dalykai, nes tokių dalykų mes neturėdom savo planetui, bet realiai mes bandom atkurti savo namus ir mums čia yra kaip normaliam kokiam heram plus 50 normalią dieną, tai dėl mes bandom susikurti savo tokį kaip ir pavėsį. Tai dabar parodysiu savo ir gal šiek tiek herų, nes pats nebuvau seniai pas herus ir mes neseniai susidarėm, kad mes galim bendrauti namus, tai štai. Iš toliau jūs galite matyti mūsų pirmąjį tiltą, gal aš šitos užlipsiu ir jau po truputėlį renderina mūsų didžiausias pastavišiukas. Gerai. Parodysiu viską ir ar ten Pranas. Man atrodo, ten Pranas. Kaip matom, kiek supratau, čia bus mūsų kasykla. Štai, dar vienas serverio žaidėjas Pranas. Aš noriu greit papaukinti. Sveikas, Pranai. Sveikas. Ne, jis jau. Šitą dabar reikės bėgti. Ir štai, jisai pastatė šį tiltą. Mums. Kapai man. Pastatė mums šį tiltą. Taigi, jisai yra visai neblogas. Realiai esame mes visa mūsų, kaip ir esame, visi žaidėjai yra tokie fun žmonės, visi labai bendrauja, tai aišku, būna piktumų, visko. Ir štai tas tiltas, jis man toks labai cool. Ir mes realiai nenaudojam torčių, viskas pas mus apšviečiama lavos blokas. Štai mūsų didžiausias grybas, kuris teikia mums pavėsį. Jei ne tie torčiai, kurie dabar yra padėti ir kurių nebus, tai čia nieko nebebūtų. Nieks čia nebeaugtų ir mes nebeturėtume maisto. Kiek suprantu, čia turėtų būti padaryti. Štai yra įėjimas į mūsų grybą.
Ir kaip matom, jisai yra tikrai huge. Tai čia yra biškelį šilumos, nes grybė šalta, žinot. O, čia biškelį aitimai jau kažkas prinešė. Aš nežinau, kas čia gyvena. Galbūt mūsų šamanas šalnis, kurio vardo neatsimenu, nes aš ne kažką pyzant, ne kažką tarnas, ne visada darau, kai sako, bet stengiasi, gerai, aš greit pramečiau akis. Bet tai nesibaigėt. Mes jau kylam aukščiau. Matot, jau čia viskas beveik rengta, tas grybas yra tikriausiam. Čia yra dar daugiau čestų. Ir realiai šitoje vietoje turėtų būti štai mūsų pagrindinė vieta. Taip. O ja, tai mūsų dar neždėjęs Jazz Dovis Muca. Ir kaip matot, mes galim laisvai vos nevaikščioti. Tai va, štai yra mūsų grybo vidus. Šitoje vietoje mes žadam statyti savo milžinišką laboratoriją, nes mes esam biomechanikai. O, kaip žinom, ir mes labai mėgstam tintinų, nes kas gali būti geriau negu geras sprogimas. Anksčiau čia buvo galima nušokti dar vakar, bet mes pradėjom statyti. Taip žaidžiam. Realiai aš esu kol kas tas ir sukūręs ir pats stačiau tik vieną vietą. Apple ar mano vietą iš Grefernė. Aš jums tai jūs parodysiu. Žinoma, aš esu didžiuojasi savo darbą, kurį aš jums tai jūs parodysiu. Nes jis yra tiesiog tobulas. Geresnio... Va štai, mano darbas. Štai, žinot, mes užkšėm visą žemę, tai štai mūsų dvi aukos, taip. Čia būtų Prano arklys ir štai būtų mano. Čia yra mūsų aukos, aš manau, jei palaikysim tą stilių, kurį aš sukūriau, kad mes įdinėtume, nu realiai šį sukūriau, kad sakau, ką mūsų, nes mes viską užkečiam, tai štai kaip atrodo mūsų toks mažas ferma, aš nežinau, ar ją išlaikysim, bet aš ją tokią pastačiau šiandien ryte, tokį mažas arklidės. Pranui, jos patikus įsivedė čia savo arklį, kurį pagavo ką tik, ir aš norėčiau, kad mūsų tokia, kaip ir gal bendruomenė išlaikytų skeletonų arklių, tipo tokį, kaip ir sena, aš negaliu užlipti, taip. Mano arklys sakiukus, ant kurių negalima dėti armor, tiesiog taip paprastai keliavimui. Tai reikės dar pas Herus paprašyti balnų, gal. Štai mūsų tokia ferma, štai pagrindinis mūsų maisto šaltinis. Matot, aš turiu to tik bulves. Ir keletą ginklų taip pat. Taigi, tai yra visas šiek ženklų, mes taip pat kalbamės. Čia va, aš biškelį, nu, jo, čia aš biškelį prinešiau statymui blokų. Visiškai nedaug, man užtruko, tai, zombius. Matot, ar dabar naktis, taip dabar, bet dieną, čia ant tiek sutikimas mums pavėsis, ant tokia tamsa, kad čia vaikšto mobai. Visiškai free. Paglukas mes įsikūrę esam po žemę, nes kol mes nekeičiam šistos, tiesiog negalėjom daryti, čia yra mūsų, čia yra mūsų augintiniai karvės. Abrina karvės ir keletas šiukščiukų. Tai, matot, mes taip spaustai gyvenam, nes negalim nieko daryti. Čia mėgam visi vienam kambarį. Mes turim FK kambarį, kažkas FK stovėtų. Ir kodėl čia FK kambarys bus šito vietoj? Enchanting tables. FK kambarys būtent šito vietoj, nes tai parodys. Čia galima pasiklyti, aš labai dažnai taip vaikštau. FK kambarys bus šito vietoj, nes mes turim milžinišką mob grinderį. Čia taip, čia yra sandėlis, galim parodyti, kiek prinešim. Čia tik mūsų tinty, čia neskaito. O štai ir balnas, man jo reikėjo, ačiū. Aš tikiuosi nieks. Va, sutartis yra su jais. Taip. Ir matot, čia yra realiai dabar tik buvau. Strėlės tai yra. Bet čia mes padarėm 2 aukštų. Realiai viską darėm, atrodo, Pranas. Pranų statėm šitą, kaip ir... Čia dar prie... Ar yra kažkas? Ne, nėra. Mobų grinderį mes iš XP negaunam, nes mes turim kitą atskirą XP fermą, ten tik zombiai vaikšto. Tai va, bet maždaug tai yra taip. Kitam video gal aš jums rodysiu, kaip aš pats statau savo namą čia kur nors netoli. Tai gerai, greitai iškylam į viršų ir aš jums aprodysiu kitas mūsų vietas. Tai taip, XP ferma ir portalas. Niekada nežinau, kas čia yra. Mes šiaip metą visokį šūdą, kurio mums nereikia, mes labai mėgstam. Čia yra kambarys, kuriame mes žadam auginti viską, nes laukia tiesiog mums tai netinka, tai nėra pagal mūsų stilių. Tai idėja šaliniuką, mūsų portalas, štai yra mūsų portalas į slaptą vietą. Realiai tai tenais yra mūsų portalas į... Pamiršau, Mesabaimas, štai, Mesabaimas, nežinau kaip jisai angliškai tarėsi. Ir čia yra mūsų kelias iki XP fermos. XP fermą pastatė pilnai Pranas. Aš dadėjau tik tais, tai yra sutvarkiau chest sistemą.
Matai, čia mūsų XP ferma, tai realiai ką reikia daryti, tai yra stovėti šioje vietoje ir laukti, kol mobų ateis. Jei ką čia dar galima ką nors skeptis. Ten reikia girdyti vandenį, tai jisai pareina tuo keliu zombiai į šitą vietą, mes jas tiesiog nužudom. Ir greitai galiu parodyti, kiek mes lūto turim. Čia, oi, šito man reikės. Mat, čia yra visokių itemų, kuriuos gaunam vos nekrinai iš zombių. Sumetam, tarkim, aš tada prarenku, pratvarkau čia viską, kad, žinot, palaikyti tą švarą, nes, manau, visi. Mat, čia visokių turim dalykų. Realiai čia tik, dar batukų man šitų reikia labai. Tik maža dalis mūsų resursų. Nu, čia tiesiog prisikupė, nežinau, kur mes jas dėsim. Taigi, mes čia taip pat turim dar enchanting table. Ir aš dabar bandau susirinkti savo full chain armorą. Tai štai. Dažniausiai šitą vietoj praleidžiu aš čia ir prandas, nes mums reikia enchantis daiktus, mes tiesiog esame tokie kaip pizans. Mums pagal kas nieko rimtesnio leido statyti tai, ką mes patys norėjom. Tai laukiu, kol leis savo namą statyti. Puiku. Naktis, tai aš galiu laisvai vaikščioti, nes žinau, kad yra monstrai, kurie taip pat šioje istorijoje atlieka tai dar, bet to. Tiem žmonėm, kurie norėtų pamatyti daugiau viso šito dalyko, tai numesiu jums aš linką, tai bus apačio linkas į Dariaus kanalą, ten galite pamatyti pilną istoriją visų daugumos rasių. Šiaip istorija dar neužbaigta, bet mes buvo sukurtas roleplay serveris ir neparodžiu šito dalyko. Realiai man rasė buvo sutikti, kai aš atėjau į serverį. Aš neturėjau pasirinkimo realiai, nes šiaip jo ir norėjau, man tiesiog buvo smagu čia žaisti. Kaip matot šitą galą knygą. Tai gal aš kažkaip taip. Tu nueini čia į Destiny Chamber, tavo pakeičia Dimension modą. Eini tiesiai, dažniausiai didžioji dalis turi perėti pagal šią produciją, pirmą kartą matau senai išdaužtą. O čia jau pakeitė biškelį. Pridėjo visokių pagražinimų, Darius turbūt. Taigi, eini į Destiny Chamber. Po vieną. Automatiškai durys paskaitų užsidaro. Aš nežinau, modas antrą knygą ar ne, bet neturėtų. Tada paspaudžiu šitą mygtuką. Tada tas mygtukas išdropina tau knygą. Tu nežinai, kas su ja. Čia va tokie gražūs dalykai, kurių neleidžia prašauti, nes atskaityte. Gauni knygą apie save, dar atklikini ją ir parašo, kokia tavo rasė. Tai antras puslapis. Jo, mes turim slaptus biškelį dalykus. Tada išeini ir pradedi žaidimą, pasikeiti skiną pagal save. Pilnai tiesiog išlaikai tą stilių, gali nepilnai keisinu ir štai. Sveikas atvykęs į Alerado žemę. Taigi, aš jums galiu dar greit parodyti HR-us, jų nėra, tai jie nepyks, bet mes esame sutarę, kad mes galim, nes mes turim viską. Matau, pas mus yra maždaug pastatyti tokie kaip ir kur HR-ai, jei aš neklystu, jie yra štai ten. Nes aš tiksliai dar neatsimenu, kur kas yra, bet tu vis greit nubėgsiu, papasakosiu, tai mes statėm tokius pastatus, ar nieko nėra iš... Bartas LT yra iš HR-ų, kaip tik įžėjo į serverį. Taigi, taip yra, mes esame violetiniai, HR yra mėlyni, Lazarai raudoni ir Onelai tokie juodi, bet su raudonim. Štai Lazarai mėgsta bokštus, tai jau pastatė vos nepilną pilį. Labas, Creeperį, tu labai draugiškas girdėjau. Vos nepilną ir štai prasidėjo HR pasėliai, nes mes visi esam vienas labai arti šalia kito. Aš kažkada bandžiau apibėgti sieną, aš nežinau ar tiksliai, bet man tai truko 10 minučių apibėgti ratųjų sieną. Aišku, tuo metu nebuvo serverio žaidėjų, tai gal dėl to. Manęs nieks nenužudė, bet šiaip Lazarai labai gina savo teritoriją kaip šunys ir jie labai agresyvus, jie kažkas lendatnis. Tai štai, pasėliai prasidėjo HR-ų. Ir HR-ų toks statymo, kaip yra iš medžio, aš manau, kad aš galiu parodyti, nes dar jis parodė savo serverį. Aš supratau, jie čia daro dar vieną bokštą, nežinau, kam jis bus skirtas, bet jie sustatymų yra, galėčiau pasakyti, biškelį turiu, nes mes grybom, nes mūsų statiniai yra kaip ir daugiausiai prašantis. Čia buvo toks urvas, kurie jį pagražino. Ir štai, kaip tik ta muzika. HR, aš greit parodu, matot, jie turi tokią skrendančią salą, norit žinot, kodėl jinai tenais. Galite tiesiog nueiti į Dariaus kanalą ir pažiūrėti istoriją. Matot, čia va tokie va yra. Nu, jie turi savo mešką. Nežinau, ar manau, tai labiau Lazarams. Gyvūnų ferma, sveika šunė. Taip, jie turi šunis. Ir matom, galim pažiūrėti čia viską. Aš kiek supala, čia turbūt Barto namas. Tai maždaug aš norėjom parodyti tik jų stilių statymo, Lazarų negaliu.
Unalalala, man atrodo galiu. Čia karvė. Tai matom, jie yra žvėjai, bet aš bijau lysti čia. Ar čia yra tas street kambarys? Informacija. Viešųjų ryšių atstovas, Aha. Nustokite. Gerai. Jie jau turi ryšių su mumis. Dabar, aš kiek sumatau, jie nori būti labai demokratiški. Ir daryti, aš nežinau, ar aš galėjau, bet aš realiai ieškau to namelio. Darybų, kurie jie turėjo čia pastatyti, sakė, kad jis bus papuoštas oranžiniai, bet aš jo iki šiol čia niekur nieko nematau. Tai gal aš nemačiau šiandien visą dieną prisijungusiu. Ir čia tiesiog mailboxas. Tai aš jau nemačiau visą dieną prisijungusiu, tai gal jie dar sugrįš. Galimai. Tai taip, kiek pasakau, čia bus naujienos apie... štai tas namelis. Štai yra mūsų darybų namelis. Jį pastatė... Dar statoma. Jį stato dar vis jie. Herai. Nes mes ir taip turim ką veikti. Bet mes turim sandėlį. Ir čia, kiek supratau, tas čestas. Jo, čia statybų čestas. Palikim gal jiem bulvių. Nes vis dėlto mes kažkaip turėtum pridėti. Bulvės. Kumbus. Galės pavalgyti žmonės. Ir galiu dar greit plojoti Unalajų statybą. Nes aš kiek žinau, jie nėra agresyvų žmonės. O aš bijau pas Lazarus lysti, nes nelabai patinka mes jiems ir jie nelabai patinka mums. Nes mes esam neištikimi ir bet kada galim bet ką padaryti. Mes labai nenuspėjame esam, ką mes darysim, todėl galbūt ir prisibėjo į mūsų, nežinau, ar realiai prisibėjo. Bet mums nelabai patinka Lazarai, jie labai tokie kaip lizards, žinot, lizards, nieko nepatinka driežai, daugumai nepatinka driežai. Taip, tenais yra labai pafasnas apėjimas į jų pusę. Žinau, kad viškelį video užsitruko, bet aš bandau prakalbėti visą laiką. Ir taip. Galbūt streaminsiu. Kaip viską nusimtis. Su jumis buvau aš Dark Forest. Vienas iš smagiausių, galbūt. Vienas iš YouTube žaidėjų. Tai ačiū už dėmesį. Susitiksim kitą kartą Galao naujienose. Viso gero.